Ir jūsų mylimiausias ženkliukas, tai kiek metų turėsite jį būti užsiklijavę. Pradedančiam vairuotojui vairuotojo pažymėjimas išduodamas 3 metams. Tačiau pradedančiuoju vairuotoju laikomas 2 metus. Tai nereiškia, kad jeigu jūs turite tas pirmasis savo teisės, kur įrašyta, kad dar metus laiko galios, kad jūs ir turit važinėti su klevo ženkliuku. 3 metai yra tam, kad saugiai galėtumėt pasikeisti, nestresuodami, sakykime taip, savo vairuotojo pažymėjimą. Pradedančiuoju laikomas, tarp kitko yra 2 klausimai. Kiek laiko laikomas pradedančiuoju ir kokiam laikotarpiai išduodamos pradedančiojo teisės. Tai pradedančiojo teisės 3 metams, pradedančiuoju laikomas 2 metus. Kitas klausimas yra, kur turi kabėti štai šis lipdukas. Taigi dabar prieki gale nebetinka. Vienas dalykas prieki iš vis nereikia, antras dalykas, jeigu pažymėsite kaip teisinga automobilio gale, taip pat bus neteisingas. Turi būti automobilio galinės dalies kairėje pusėje. Jeigu jūsų automobilis universalas, tai gali būti ir ant galinio stiklo užklijuotas ar ne, gali būti ir ant bamperio kairiame krašte, gali ir būti ant bagažinės dangčio, kur atsidaro. Jeigu jūsų automobilis sedanas, tokiu atveju turėtume dėti ant bagažinės, kad matytųsi iš galo atvažiuojant, ant bamperio, kažkur tai, bet gale.